Labas, aš esu Migluma ir esu elektroninės muzikos kūrėja ir atlikėja. Muzikoje esu daug visko išbandžiusi, nuo klasikos iki džiazo, esu ir bende grojusi, bet visą laiką jaučiau, kad man reikia kažko daugiau, kažko savito. Ir būdama 15 galbūt pirmą kartą atkreipiau dėmesį į būtent elektroninę muziką ir jos tembrus. Vėliau atradau lūpinimą, kadangi balsas yra mano pagrindinis instrumentas, kuriuo kuriu. Elektronika man atvėrė naujus klodus. Aš galėjau jį sluoksniuoti, manipuliuoti ir tą ir darau dabar savo muzikoje. Migluma pirmą kartą pasirodė net ne Lietuvoje, o Islandijoje. Aš tuo metu ten studijavau elektroninės muzikos kūrybą ir tai buvo terpė, kurioje galėjau saugiai išsibandyti save. Aš pamaniau, kad jeigu ir nepavyks, jeigu susifeilinsiu, tai niekas to nematys ir galės tiesiog grįžti atgal į Lietuvą ir nobody will know. Nobody will know. Kaip matom, man visai gerai sekėsi ir tęsiu šią veiklą toliau. Nėra vieno konkretaus dalyko, kuris įkvepia. Aš muziką matau tarsi įrankį, tai yra medija, per kurią aš tyrinėju pasaulį, tyrinėju save, tyrinėju žmones, jų santykius, savo kultūrą. Tai tiesiog mane įkvepia gyvenimas. Vienas iš raktų būtų lietuviško folkloro panaudojimas kūryboje. Tai dažniausiai, kai dainuoju, aš apie tai nemąstau, tačiau visiškai natūraliai iš manęs trykšta lietuviškos folklorinės melodijos arba tas balso pastatymas atviras. Ir tai yra visiškai natūralus dalykas, kuris galbūt tiesiog yra įrašytas į mano genetinį kodą. Tai vienas iš raktų būtų lietuviškumas muzikoje, o kitas raktas tai yra mano balsas, jo tembras. Mano ultimate goal yra suteikti klausytojams įkvėpimą. Tai jeigu žmogus iš mano koncerto išeina įsikvėpęs kurti, gyventi, vystyti savo mėgiamą veiklą, yra man pats didžiausias komplimentas. Ir ko gero, dar vienas svarbus dalykas, tai aš noriu labai įkvėpti jaunas moteris siekti savo tikslų ir nebijoti išreikšti save ir muzikos srityje, būtent elektroniniai muzikai, nes mūsų dar yra labai mažai palyginus. Tai kviečiu jaunas merginas siekti savo tikslų. Aš manau, Miglumos skambesys yra išskirtinis Lietuvos elektroninės muzikos scenoje ir ką aš galiu pažadėti, tai aš atiduosiu visą save. Tai ateikite, apsikeisime energiją. Audra yra įvykis, kurio nevalia praleisti. Tai yra vienas rimčiausių elektroninės muzikos festivalių Lietuvoje ir tai yra ypatingas kultūrinis įvykis. Aš asmeniškai į Audrą eisiu ieškoti įkvėpimo ir man tiesiog yra garbė pasirodyti tarp tokių vardų kaip David August, Okta ir Objekt. Ir jo, aš tikiuosi susitiksim Kaune.